Na ir galiausiai pasiekėme tą stadiją, kai analizuosime, vadinkim, pagrindinių turto klasių tarpusavio priklausomybės arba pagrindinių turto klasių lyderiaujančias finansinės priemonės. Taigi, visų pirma, pradedam nuo valiutų. Iš pagrindinių valiutų Australijos doleris išlieka lyderiaujanti valiuta. Tai buvo ir praeitą mėnesį, kai skaitėme pranešimą apie finansų rinkas. Taip yra ir šį mėnesį. Būtent tai, kad lyderiaujanti valiuta nepasikeitė, yra teigiamas ženklas, nes dažniausiai situacija keičiasi buvusiam lyderiam užleidžiant savo pozicijas kažkam kitam. Kol kas tai nevyksta ir, kaip jau minėjau, tai yra teigiamas ženklas. Bendrai matome, kad Australijos doleris yra gražioje kilimo tendencijoje, pasiekė naują piką, iš esmės tai yra visų laikų pikas, dabar šiek tiek koreguojasi, tačiau kol išlieka virš kylančios tendencijos linijos, virš šio palaikymo lygio, virš 50 dienų slankaus vidurkio, iš esmės labiau susirūpinti kaip ir nereikėtų. Taurieji metalai išlieka lyderiaujanti žaliavų grupė kaip ir praėjusį mėnesį. Per paskutinį mėnesį įvyko tai, kad iš esmės taurieji metalai pakilo į naują visų laikų piką. Auksas, kaip žinom, buvo viršijęs 1400 $, už trojas unciją lygį. Vienareikšmiškai tendencija yra teigiama, labai graži tendencija, kaina virš 50 ir virš 200 dienų slankaus vidurkio. Kaip paskutinį palaikymo lygį galim būtų įvardinti šią zoną. Ir vienareikšmiškai bandyti atspėti piką yra pakankamai sunku. Kas bando tą padaryti ar nori tą padaryti, galiu pasakyti tik tai tiek, kad linkiu sėkmės, tačiau esant tokiais teigiamai tendencijai, tą daryti būtų pakankamai kvaila. Nes kiekvienas sykį, kai buvo pasiekiamas kažkoks pikas, kaina galbūt kažkiek koreguodavosi, bet po to mes matome, kad visą laiką būdavo pasiekiamas naujas kainos pikas. Tai ar jūs pardavinėdavot, ar jūs, kaip sako, šortindavot, iš esmės, jeigu nespėdavot laiku užsifiksuoti, anksčiau ir vėliau patirdavot nuostolį. Vienas iš indikatorių galinčių padėti pataikyti arba numatyti lokalų piką yra kainos ir 50 dienų slankaus vidurkio skirtumas. Tai yra ši kreivė. Ir kaip matome, dažniausiai tam tikra korekcija įvykdavo, kai šis skirtumas pasiekdavo maždaug 10%. Tai ne per seniausiai irgi turėjom tokią situaciją, kai buvo šiek tiek virš 10%, įvyko menka korekcija, tačiau po to kaina sugebėjo pasiekti dar aukštesnį lygį, o kainos ir slankaus vidurkio skirtumas vėl pasiekė maždaug 10%. Tai vėlgi pagal tą patį indikatorių galim būtų sakyti, kad dabar vėl yra pasiektas pikas, bet sugrįžkime į ne per seniausią istoriją ir pamatysim, kad čia buvo toksai santykis, kaina sugebėjo pakilti aukščiau, vėl panašus santykis sugebėjo pakilti dar aukščiau. Ir man asmeniškai dabartinė situacija yra labai panaši į šią situaciją. Po šio momento mes turėjome maždaug 2 mėnesių rimtesnę kainos korekciją, kai pasiekė 200 dienų slankų vidurkį ir trendo liniją, tai galbūt ir dabar tas vyks, galbūt nevyks, tik tai laikas parodys. Turkija išlieka lyderiaujanti šalis. Kaip matome, vėlgi labai graži kilimo tendencija, pasiektas naujas pastarųjų 2 metų maksimumas. Turkijos ir pasaulio santykių kreivė yra gražiai kylanti ir netrodo, kad tendencija kol kas keistusi. Kaip artimiausias palaikymo lygis turėtų būti traktuojamas būtent ši horizontali žalia linija. Tačiau vienareikšmiškai kainai koreguojantis didžioji dalis investuotojų į Turkiją žiūrės kaip į potencialų kandidatą vėl pasipildyti. Ir kol situacija nesikeičia, kol abi tendencijos išlieka nesulaužytos, tol nėra daugiau ką kalbėti. Nekilnojamas turtas vėl tapo lyderiaujantis JAV sektorius, praeitą mėnesį buvo telekomai, tačiau dabar vėl mes turime nekilnojamą turtą. Vėlgi tendencija yra teigiama, kaina laikosi virš 50 ir virš 200 dienų slankaus vidurkio. Vienintelis ženklas, kuris verčia susirūpinti, yra nekilnojamo turto ir S&P 500 santykio kreivė. Tai yra ši kreivė ir kaip matome, ne per seniausiai buvo sulaužyta teigiama tendencijos linija. Būtent šios tendencijos linijos sulaužinimas yra pirmas indikacinis ženklas, kad galbūt kažkas keičiasi. Tai nereiškia, kad
kad situacija keisis, kad prasidės rimta korekcija, tai gali būti tik tai, kad pamatysime korekciją, kuri yra išsitęsusi laiko atžvilgių, bet faktas tai, kad nekilnojamo turto sektorius sugebėjo pakilti į naują 20 metų piką yra teigiamas ženklas. Galbūt po kažkurio laiko pasakysim, kad tai buvo tik tai trumpalaikis pakilimas, kuris įtraukė daugiau pirkėjų ir po to iš esmės jie visi buvo priversti fiksuoti nuostolį, tačiau kol kas vaizdas atrodo labiau optimistiškai negu pesimistiškai. Na ir perėjus per pagrindinės analizės dalis, mes galiausiai pasiekime momentum strategiją. Kaip matome, per paskutinius 2 mėnesius momentum strategija šiek tiek atsigauna po kelių mėnesių korekcijos. Spalio mėnesį buvo užfiksuotas beveik 3% pliusas, tai yra šiek tiek mažiau negu kad pakilo S&P 500. Šį mėnesį per pirmą lapkričio savaitę mes vėlgi turime teigiamą pokytį kol kas ir šiek tiek didesnį negu S&P 500. Bendrai galima teigti, kad šiuo periodu, tai yra gegužės rugsėjo periodu, kai buvo patiriamas momentum strategijos kritimas, iš esmės įvyko labiausiai dėl to, kad akcijų rinka neturėjo aiškios krypties. Vieną mėnesį matom buvo minusas, kitą mėnesį pliusas, vėl minusas, vėl pliusas. Tai iš esmės dėl aiškios krypties nebuvimo momentum strategija irgi iš dalies mėtėsi, tai yra pereidinėjo iš saugių į rizikingus instrumentus pirmyn atgal. Ir kai tendencija jau iš esmės tęsiasi, mes turime vaizdelį, kad momentum strategija vėlgi tą tendenciją pasinaudoja. Paskutinį mėnesį į portfelį buvo įtraukti nekilnojamas turtas ir auksas. Kaip nekeista, nekilnojamas turtas lyderiaujantis JAV sektorius, auksas lyderiaujantis žaliava. Tuo tarpu šiuo metu mes matome, kad stipriausios 2 turto klasės iš analizuojamų 16 yra akcijos, tai yra Azijos akcijos, tiksliau Ramiojo vandenyno regiono akcijos be Japonijos ir besivystančių rinkų akcijos. Tačiau, kaip žinom, momentum strategija įgyvendinama yra mėnesio pabaigoje, jau susumavus visus mėnesio pokyčius, taigi iki tam tikrų operacijų yra dar pakankamai nemažai laiko. Dar vienas dalykas, į ką norėčiau atkreipti dėmesį, yra JAV doleris. Kaip matome, tai iš esmės vienintelė finansinė priemonė, kuri praktiškai per visus 5 analizuojamus laikotarpius yra minusinėje zonoje. Taip, doleris per paskutinius 3-6 mėnesius patyrė gana didelę korekciją, apie 12%. Galima netgi pabandyti pasakyti tai, kad daugumos finansinių instrumentų paskutinių 6 mėnesių kilimas buvo sąlygojamas iš esmės dolerio pigimo. Tačiau jeigu žiūrėtume, pavyzdžiui, 4 ketvirčių pokytį, matytume, kad iš esmės JAV dolerio pokytis yra lygus 0. Tai jeigu jūs investavot į JAV nekilnojamo turto indeksą doleriais, per paskutinius 4 ketvirčius iš esmės uždirbot maždaug 36% ir dolerio svyravimai metų bėgė gal jums šiek tiek atėmė nervo, tačiau iš esmės galiausiai įtakos jokios neturėjo. Taigi apibendrinant, norėčiau pasakyti tai, kad nepaisant pagrindinių 4 pasaulio ekonomikų aplenkiančių indikatorių išsiskyrimų, didesnė dalis rodiklių visgi nuteikia optimistiškai. Be abejo, kiekvieną kartą mes galim sugalvoti arba atrasti tam tikrų niuansų, kurie prognozuoja antrą krizės bangą, prognozuoja didesnį kainų kritimą ir panašiai. Tačiau, kol didžioji dalis indikatorių signalizuoja teigiamus ženklus, aš manyčiau, kad jų reikia ir laikytis. Kai situacija pasikeis, mes vėlgi tą pamatysime ir atitinkamai priimsime sprendimus. Na ir pabaigai noriu pasakyti, kad visa prezentacija buvo paruošta naudojantis savaitinių finansų rinkų investicinių tyrimų. Tai Synergy Finance atliekama pagrindinių finansų rinkų savaitinė analizė, kurią sudaro momentum strategija, makro paveikslas, sezoninės tendencijos bei tarprinkinė analizė. Šį tyrimą kiekvienas iš jūsų gali užsiprenumeruoti. Jeigu jūs tai sudomino, smulkiau apie tyrimą galite pasiskaityti mūsų internetinėje svetainėje, paspaudžiant
skilties analizės, ten bus informacija apie prenumeratą. Taigi, dėkoju visiems už dėmesį. Jums pranešimą skaitė Artūras Milevskis, Synergy Finance portfelio valdytojas. Jeigu turite tam tikrų klausimų, pastebėjimų ar pasiūlymų, galite drąsiai rašyti man elektroniniu paštu, kurį matote čia. Taigi, dėkui ir sėkmės investuojant.